Jūs čia ramiai sėdėkit, gerai. Taip. Šiandien baigėsi Zarasų sveikatos mokykla. Visi miesto gyventojai žinojo, kad jinai bus, o atėjo tik tai 13 dalyviai į tą mokyklą. Ir dabar jūs pasakykite, tie, kurie neatėjo, kiek jie prarado neatėjo, kaip jūs galvojate? Jie prarado labai daug. Jie prarado gerą nuotaiką, sveikatą ir maudynės ežere, šaltam vandenį. Tai super. O jūs kaip galvojate? O jie prarado, kad per savaitę nukrito labai daug kilogramų. Taigi baisu? Ne. Auginam, dabar nukrito. Džiugu. Aha. Nu, o jūs ką mavote? Jie prarado labai daug energijos, akių spindėsi, žygį indėnišką, maudynės pirtyje ir maudynės šalta rudenio ežere. Aha. Nu, o jūs čia ką gavote? Jie turbūt prarado labai daug, kadangi mano, pavyzdžiui, pagerėjo nuotaika, pagerėjo savijauta. Na ir šiaip buvo labai smagu ir gera, ne tik mankštintis, bet ir bendrauti tarpusavyje. Ačiū. Aš manau, kad jie iš tikrųjų prarado dar ir to, kad atsisakė pažinti save daug giliau ir daug išsamiau. Nes visų pirma, mes žinom, kad viskas yra mūsų galvoje. Tai va, tai. O mes čia viską sužinojom, ką reikia daryti, kad mes būtume sveiki, energingi, žvalūs ir darbštus. Ačiū. Tiesiog jie prarado tokį šansą, kurio žodžiais jie neįmanoma pasakyti. Tiesiog reikia sudalyvauti, pajausti, tai tokia puikia fizinė savijauta, emocinė. Ir svoris, aišku, krenta. Labai šaunu. Tai yra reikia išbandyti. Prarado daug gerų emocijų, kurių tik tai čia galėjau įsigyti per tiek laiko, ko nepatyriau iki šiol. Ir tokių draugų ir draugių čia daug. Ir labiau pasitikėsiu savimi. Ačiū. Prarado daug, prarado gyvenimo džiaugsmą, prarado žinių apie sveiką gyvenseną ir svarbiausia maudynės. Puiku. O čia dabar rugpjūčio mėnuo buvo? Ne. Antrojų metų lapkričio mėnesį maudėmės. Lapkritį mes maudėmės, beveik ledas buvo jau, ne? Štai. O jie galvoja, kad mes čia rugpjūčio mėnesį maudėmės, taip? Kiekviena moteris nori būti grakšti ir sveika. Tam mes pajutome šioje mokyklėlėje. Mes labai esam dėkingi, kad jūs suteikėt tokią galimybę mums pabūti, pasimaudyti šaltame vandenyje, pabendrauti kartu, pabūti kartu. Tai buvo smagu, super. Dėkui. Aš manau, jie prarado progą įsitikinti savim, kad gali viską padaryti. Ir net ir pasimečiau, ką pasakyti. Taip, gerai buvo, tegu jie pavydė. Labai džiaugiuosi tą patirtim, kurią gavau sveikatos mokykloje. Pirmiausia, mūsų mokytojų dėka, tai Lukrecijos ir Dainiaus. Nepaprastai dvasingi, daug žinantis. Ir jautėsi jų begalinis nuoširdumas, kas papirko perteikiant tas žinias. Na, asmeniškai turiu pastebėti, kad pasitikrinau, išaiškėjo jautriausios vietos, tiek dvasių, tiek kūne. Ir kaip džiaugiuosi, kuo džiaugiuosi, tai tais pasiekimais, kad įveikiau abejonių etapą. Ir jau galiu drąsiai tvirtinti, kad užsitikrinau kaip sveikuolio gretose savo vietą. Ir kiek įmanoma, kiek leis aplinkybės, stengsiu skleisti tas žinias ir tą dvasinę šilumą, kurią mes dalinomės visi, negailėdami. Džiaugiuosi visų tuo būriu žmonių, asmeniškai pažinusiai kiekvieną ir norėčiau palaikyti ir laikytis drauge tolimesniam sveikuolio kelyje. Ačiū. Ar dar tokioj dalyvausite mokykloje? Iki pasimatymo? Ačiū.